Tai sveiki visi, tokioj pusiau formalioj, pusiau neformalioj aplinkoj. Tęsiam aktualiosios dailėtyros paskaitų ciklą ir šiandien man labai malonu pristatyti Kęstutį Kuziną, Šiuolaikinio meno centro direktorių ir kuratorių, kuris perskaitys paskaitą pavadinimu Svetimšalio žvilgsnis į Lietuvą, kurioje papasakos apie įvairius užsienio menininkų kūrinius, sukurtus 10-metyje 20 amžiaus ir 21 amžiaus pirmajame dešimtmetyje, kuriuose tie užsienio menininkai įvairiai žvelgia į mūsų sostinę. O priminsiu, kad visas aktualiosios dailėtyros paskaitų ciklas šį sezoną skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui. Tai ta proga žodis Kęstučiui. Ačiū. Sveiki dar kartą, visi šeši. Ačiū ir Rasai už kvietimą prisijungti prie jūsų rengiamo aktualiosios dailėtyros paskaitų ciklo. Julija čia gal likus keliom minutėm iki visiems susirenkant padarė šitą gražią užsklandą. Svetimšalio žvilgsnis į Lietuvą. Ir tai yra nuotrauka, iš kad pasakau, matote du menininkus. Tai yra Jonathan Monk, kairėje ir dešinėje Pierre Bispat. Nuotrauka turbūt mano paties daryta 2001 metais žiemą. Ir Pierre Bispatas dar turbūt yra žinomas plačiau dėl savo kūrinio ant ŠMC fasadų, kuris yra skelbia, kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkai tai žino. Tai va, galų gale gali gyvai pamatyti, kaip jis atrodė prieš 20 metų. Tada jinai iš tiesų, nežinau, kiek iš jūsų ją matė, tai jeigu tie, kas jau ją matė, tai dabar turėsite galimybę dar kartą ją pamatyti tiesiog kartu su kuratorium, kad turėsime virtualią ekskursiją. Aš papasakosiu apie atskirus projektus, menininkų sumanymus, bet pati paroda, aišku, jinai buvo platesnė, jinai aprėpė beveik visą 20 amžių, nes jinai susidėjo iš 3 tokių gabalų, sekcijų. Tai yra tai, ką jūs matote ant tų juodų pertvalų. Tai buvo pirmoji dalis, kuris skirta visiškai turbūt 19 nuo 15 metų iki 18, tai yra dar pirmo pasaulinio karo metais, tai pasme dar kaizarinės Vokietijos propagandistai, kurie atvykę, tai pasme Vilnių matė, fotografavo ir tapė raudonos sienos. Čia yra vadinamas pokario laikotarpis arba kai Lietuva gyveno okupacijos sąlygomis, tai yra iš esmės tie svetimšaliai, tai turbūt taip labai santykinai pagal tą laikotarpio perspektyvą būtų apibrėžiami, tai buvo kokie Baltarusių arba ten ukrainiečių fotografai arba menininkai gyvenę tuo metu Lietuvoje ir kūrė. Ir visa tai, kas yra NDG čia didžiosios salės perimetrų, rodoma, tai yra ta dalis, kurią aš kuravau ir pristačiau, ir tai yra jau tie naujausi laikai. Angliškai tai buvo net įvardinta kaip parodos dalis New Arrivals, nauji atvykimai. Ir mes kalbam apie tą laikotarpį, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir būtent apie pirmosius turbūt 2 dešimtmečius. Vien jau dėl to, kad tai yra turbūt ir tas dabar jau labiausiai nuo mūsų nutolęs laikas, bet ir tuo pačiu įdomiausias kaip tranzitinis laikas valstybėje, kai jinai kūrėsi iš naujo, kai keitėsi stipriai visa sistema, kalbu ir ekonominę situaciją, politinę situaciją ir aišku kultūrinę, lygiai taip pat meno infrastruktūra naujai formavosi, mokymo programos keitėsi ir taip toliau ir taip toliau. Tai toks labai, labai dinamiškas ir įdomus laikotarpis, žvelgiant iš vakarų perspektyvos, tai būtų buvę kažkas, kaip mes keliautume į tą Wild East, vadinkime, laukinius rytus. Ir dabar jau, kai kažką vieną po kito atsimeni tos dalykus, tai iš tikrųjų skamba visai turbūt kitaip, negu šiandien, kai ta meno, vadinkim, sankloda arba visa meno raida yra labai normalizavosi. Iš tiesų tas, vadinkim, atotrukis mūsų istorijos, mūsų meno raidos, jisai ganėtinai greitai sinchronizavosi ir dabar kažkaip tokių problematikų, kurias mes dabar nagrinėjom, arba kaip menininkai matė Lietuvą ir ypatingai Vilnių, ir šitoj parodoje buvo Vilnių fokusas, turbūt tiek nebėra, visai turbūt kiti svarbus dalykai. Tai aš daug negaiždamas, nes būtų įdomu, ta prasme, kadangi mūsų čia tiek nėra daug, mes galim visai taip neformaliai ir pasišnekėti apie arba atskirus projektus, arba apie tam tikras tendencijas. Aš pabandysiu padaryti tą ekskursiją, pereiti per pačią parodą. Čia jinai švariau gal atrodo be
tas žvilgsnis iš NDG balkono. Bet, kaip sakau, viskas, kas yra rodoma ant baltų sienų, tai labai charakteringa ŠMC. Nes kodėl ŠMC? Dėl to, kad tai nėra iš esmės vien tik tai projektai, kurie buvo įgyvendinti ŠMC arba pristatyti, bet didžioji dalis taip. Dėl to, kad mes kalbame apie tos 90-uosius metus, tai Šiuolaikinio meno centras įsisteigė 1992 metais, tai yra viena iš tokių tikrai pirmųjų ne tik Lietuvoje, bet ir gerokai platesnėme rytų ir vidurio Europos regione, tai yra viena iš tokių pionierių organizacijų, kuri pradėjo dirbti tik su šiuolaikiniu menu. Ir natūralu, kad ypač tokie stambesni, svarbesni projektai, jie įvyko dažniausiai po mūsų stogu arba mūsų inicijuoti, tai yra menininkai buvo kviesti. Ne tik pristatyti savo kūrybą, bet kviesti į Vilnių kartais ilgesnėm vizitams arba net rezidencijoms ir tuo metu buvo jiems siūloma sukurti specialius kūrinius. Tai kai kuriais atvejais tai kūriniai tiesiog atspindėjo kažkokią tai kuratorių sumanytą tematiką, bet kai kada tai buvo tiesiog susijęs su vietos specifika arba su pačiu miesto gyvenimu arba su šalies sankloda ir panašiai. Tai tas matysis iš atskirų kūrinių ir jeigu taip jau judėt pagal tą laikrodžio rodiklę didžioji salė nacionalinės galerijos, tai kūriniai buvo eksponuojami ne chronologinė tvarka, tai aš šokinėsiu taip laike, bet tai turbūt visiškai įmanoma, nes kiekvieno kūrinio problematika šiek tiek skirtinga, aišku, skirtingi ir laikotarpiai. Tai tik įėjus mes iškart matom tą Edwin Zwackmano, olandų menininko kūrinį, kuriame, kaip matote, yra tiesiog vaizduojamas viešasis Vilniaus miesto transporto fragmentas, tai yra vienas autobusas šiuo atveju. Kai tas projektas originaliai buvo įgyvendintas, tai buvo 2004 metai ir tai buvo ŠMC vykusi didžiulė olandų menininkų paroda, kuri vadinosi Olandų biuras. Tuo metu ta paroda buvo įgyvendinta turbūt ir didžiąją dalim finansuota Olandų vyriausybės, nes tuo metu Olandai prezidentavo, pirmininkavo Europos Sąjungoje. Tai yra viena iš tokių progų ir dabar tą patį ir Lietuva jau dariusi, dabar neužilgo vėl darys tą patį. Tai yra, kai yra sutelkiamas dėmesys ir pastangos į to šalies kultūros didesnę plėtrą ir pristatymą. Tai Olandų buvo pakviesta gal 10 menininkų iš ŠMC ir mes tiesiog vietoj to, kad būtų tokia tradicinė prasme kuruojama paroda, kažkokie pasirinkti projektai iš menininkų studijų arba iš jų portfolio, buvo tiesiog menininkai sodinti prie vieno didelio stalo, kaip kokio konferencijoje, pasitarimų kambarį ir mes tiesiog generavom idėjas, ką mes galim padaryti Vilniui įdomaus. Tai buvo projektai vadinkim, kažkas siūlo, kad reikia, Olandija labai verslis šalis, turi būti kažkas tokio, Atelier von Liescott, pavyzdžiui, kurie menininkai, kurie yra tokia jau kaip bendrovė akcinėje, ten dirba dideliam apsukom, daugybė žmonių darbinta cechai. Kad mes kūrėm kažkokį, vadinkim, vos netokį uabą, kuris skatintų meno raidą. Koks nors Job Koleveinas, pavyzdžiui, garsus olandų menininkas sako, ne, reikia steigti spermos banką, ta prasme, ir parodoj buvo, toks stalelis savanoriams, ta prasme, vyrams, lankytojams, kad registruokitės, kad reikia saugoti, ta prasme, rinkti geriausią genofondą. Taip. Edwin Zwackmano atveju jisai pasiūlė tą projektą su Vilniaus viešuoju transportu. Ir tuo metu buvo, jeigu neklystu, autobusas, kurį jūs matote, čia bus paskutinė stotelė Fabijoniškės, čia nesimato taip gerai lentelės, ir troleibusas vienas, kuris kursavo per Vilniaus šitas senamiestį, čia pro Katedros aikštę, perdažyti baltai ir su tom UN raidėm, ta prasme, kaip žinote, tos raidės tai reiškia United Nations, tai yra tas taikdarių, vadinkim, suvienyti nacijų tas transportas, kuris iš esmės funkcionuoja visą laiką dažniausia karštuose pasaulio taškuose, konflikto zonuose, ta prasme. Tai man pačiam teko regėti gal tik vieną kartą, ta prasme, tokį UN transportą gyvai, tai aš atsimenu 96 ar 5 metais buvau turbūt Zagrebe, Kroatijoje, tuo metu dar buvo pats tas karo įkarštis, ta prasme, Balkanų. Ir aš buvau turbūt AIKUS, tai yra meno kritikų konferencijoje, tokia tarptautinė ir gyvenau, ta prasme, tokiam prabangiam interkontinentalė viešbutį, kuris, ta prasme, tikrai gana aukštas pastatas ir žinau, kad po karo tarsi nesijautė, nes mes važiavom kažkokį ten užmiestį, išvesti kažko tai ir klausiu, tai kur tas karas, ta prasme, pas jis vyksta. Sakė, čia fronto linija už 40 km, čia kažkur sudėta, bet būnant tam viešbutį, ta prasme, kai tu išėjai pasižiūri pro langą žemyn, tu matai, kiek daug mašinų stovimo aikštelėje su UN raidėm ant stogo. Ir tada supranti tą koncentraciją, kiek paprasto transporto, kiek ta prasme, ypač apie tokias
tarptautinį viešbutį, vadinkim tinklo viešbutį, tas vyksta. Lietuvoje tas buvo pasiūlyta kaip tam tikras paradoksalus, ta prasme, menininko siūlymas, intervencija į miesto erdvę, kadangi Lietuva 2004 metais, kai vyko paroda, jinai buvo labai toli nuo bet kokių, vadinkim, karštų konflikto zonų. Ta prasme. Tai buvo toks taikus pasaulio kampas, kur nieko tokio baisaus nevyksta ir negali būti. Ir menininkos manimų tai galėjo gal kažkaip išprovokuoti miesto gyventojų, žmonių nustebimą, tarkim, išeini, kodėl prie tas privažiuoja baltas toks specializuotas žymėtas transportas. Nežinau, kiek tai pasiteisino įvyko, bet kai aš buvau pakviestas NDG pristatyti, vadinkim, taip retrospektyviai tą svetimšalio žvilgsnį į Lietuvą, tai mes pakartojom tą projektą ir čia visiškai pavasarį dar, nežinau, gal dar iki šiol važinėja, bet vėlgi užsakėm troleibusą, padarėm iš naujo baltai, nebeatsimenu kelintą tą maršruto liniją, bet tai ta, kuri važiavo pro Nacionalinę dailės galeriją. Tai sakyčiau, šiuo metu tas projektas tarsi dar naujai aktualizavosi parodos metu, dėl to, kad dabar mes nebegalim kalbėti, kad mes esam toli nuo konfliktų. Šiaip pasaulis vėl pasikeitė į tą pusę ir tie konfliktai tarsi atsirado visi arčiau mūsų, jeigu kalbėti ypatingai apie Ukrainos atveju, netgi tą patį Baltarusiją. Viskas taip nebėra čia tokia visai šalis, kur viskas ramu ir aišku, kaip būtų sudėta. Tai baigiant apie pačią projekto sandarą ir struktūras, matote, kad yra tas išdidintas, ta prasme, atvaizdas gyvai nufotografuotas veikiančio to transporto ir apačioje 3 monitoriai, kurie paverčia tai tam tikrą tokią labiau kompleksišką instaliaciją, nes pagal Zmakmano sumanymą buvo ir filmuojama medžiaga. Tas transportas buvo filmuojamas ir sekiojama ta prasme tokiais, apeliuojant į veiksmo, gal tokių vadinkim, tokius spy movies ar tokius stereotipus, kai yra persekiojamas kokia nors mašina ir netgi iš malūnsparnio. Aš atsimenu, kadangi, aišku, tai buvo Olandų vyriausybės finansuotas projektas, mes tokią turėjom prabangą, kai galėjome menininkui pasiūlinti prie produkcijos ir išnuomoti malūnsparnį, tarkim. Tais laikais, čia 2004 metais ŠMC nuomavo malūnsparnį tam, kad nufilmuoti ir kad parodyti tada monitorių, kaip tai gyvai mieste juda tas transportas. Taip. Čia beje pati originalinė paroda iš ŠMC jau mato didžiosios salės, tai kaip matote, pavyzdžiui, skirtumą tarp tos parodos, kuri buvo tas source material, vadinkim, ištakos pradžia, rodote didžioji salė ir matote monitoriai sudėti vienas ant kito, o pačiam atvaizde jau yra nebe autobusas, o tas pats mano minėtas troleibusas, kuris važinėja po Vilniaus centrą ir senamiestį. Sekantis projektas, kuris NDG parodoje, pažiūrėkite, buvo labai kukliai pristatytas kaip tiesiog vitrina, kadangi tai irgi buvo tokia gyva intervencija, kaip performances, vadinkim, į miesto gyvenimą. Tai tokio lenkų menininko Pavel Alhamerio, tai yra labai tikrai po šiai dienai vienas tokių, vadinkim, tų terrible infants, kai būna meno scenos, kaip pas mus irgi yra vienas kitas lietuvis, koks nors būtų analogas, tai jisai toks labiau per konceptualią liniją, bet vis laiką kažką tokio padaro keisto. Tai tikrai garsus menininkas šiai dienai labai. Tai Pavel Alhamerio siūlymas 2002 metais vykusio Baltijos trienalėje, kuri vadinosi Traukos centras, ir kur buvo bandoma kalbėti apie traukos centrų keitimąsi šį pasaulyje, dėl to, kad, tarkim, koks Vilnius niekados nebuvo galvojama, kad gali būti to traukos centros. Tai pastangomis, ta prasme, ŠMC, tarp kuratoriaus Tobijas Bergerio vokiečio buvo kviečiami garsus menininkai ir pristatomas projektas kaselėje dokumentų ir panašiai ir bandama kalbėti būtent centrų temą. Tai Pavel Alhameris, jo projektas pasiūlytas ŠMC, mano manymu, yra vienas tokių, kuris iškiausiai yra labiausiai tokių anekdotinių projektų, kurie iš vis yra vykę po mūsų stogų. Tai jisai, aišku, pasinaudojant, matote, traukos centro logotipų, tą atributiką, tą Center of Attraction, buvo tie marškinėliai išleisti. Jisai pašnekino 2 moteris, kurios prie Halės turgaus šiaip prekiauja tokiais paprastais dalykais, ten ant kokios apmirstos dėžės, kaip matote, tokia sumprozuota prekystulio, kažką pardavinėjo kaip pardavėjas, tai pasme laikinos tokios, ar jos nesutiktų dalyvauti muziejaus, tai yra ŠMC rengiamoje akcijoje, ta pasme projekte, o projekto esmė buvo tokia, kad buvo nupirktas tam tikras kiekis viešo transporto bilietų, talonų. Dabar jau tokių gal nebeliko popierinių, aš tai nežinau, gal dar yra jie. Bet ir jie buvo parduodami, kaip matot, akcija nuolaida 50%, ta prasme. Tai skubėk, įsigyk, ta prasme. Šiaip esmė yra tokia, kad viešo transporto bilietai neturi akcijų dažniausiai. Šitą apeliuojama į tavo tokį, kaip sakyt, atvejį. Tai
Dėl ko sakau tas kurioziškas projektas, dėl to, kad iš tiesų mano karjeroje taip nėra dar buvę, kad kelis kartus net skambėtų iš policijos, iš komisariato nuovados, kai tos moteris mūsų akcijos dalyvės suimtos buvo. Ir visą laiką skambina ir sako, žinot, čia iš kelinto ten 2-3 komisariato, sakė, čia mes sulaikėm 2 moteris, kurios prekiavo talonėliais, kurie įtarėme, kad gal pavogti, ko gero yra, nes negali būti už pusę kainos. O jos tvirtina, kad jos yra jūsų projekto dalyvės, Baltijos trienalės. Tai man nieko nelikdavo, tik tai kaip patvirtinti, kad taip jos yra mūsų projekto dalyvės ir paleiskite jeigu gal. Bet čia, aišku, yra kompleksiškesnis projektas ir daugiau klausimų, mes galim savo bet kokią tą temą pakalbėti, aš noriu tokią padaryti ekspozę, apeiti, padaryti tą ekskursijoms po parodą pilnesnę. Tai čia tiesiog iš archyvo paimta medžiaga, kuriam, kaip matote, laikraščių iškarpos menininkai išprovokavo keleivius ir panašiai. Ir ten tas viršui toks laminatas, tai jos tokį turėjo pasidėjusios tokį vos ne kaip įrodymai, kad čia tikrai jos yra sertifikuotos mūsų pardavėjos. Kitas kūrinys, kuris buvo rodomas NDG parodoje Svetimšalio žvilgsnis į Vilnių, tai yra lietuvių menininkės iš tikrųjų, Vita Zaman arba Vitautė. Jinai daugam žinoma įvairiuose amplua. Tuo metu, turbūt kai aš jau ją kalbinau su savo projektu Šanghai, su to filmu, kurį pristatė NDG, jinai jau gal buvo nebe tiek su menais dirbanti, bet žinoma labiau dėl to, kaip viena iš tokių pirmųjų galerisčių Lietuvoje, tas buvo projektas toks jos Ibit Projects, kuri galerija pristatė šiuolaikinį meną Steponovo gatvėje, buvo įsikūrusi ir Londone turėjo vieną galeriją ir čia Vilniuje. Iš tikrųjų tokia pakankamai, sakyčiau, labai buvo pažangiai, labai inovatyviai orientuota galerija, jinai po to irgi yra dar dirbusi ir Vienos meno mugės buvo turbūt meninė direktorė ir Pace galerijos Niujorke irgi direktorė Rytų Europoje, ta prasme, jinai yra žinoma labai skirtingos amplua, bet yra kažkiek ir su menais dariusi dalykų. Tai 2009 metais vykusiai Baltijos trienalei, kuri vadinosi Miesto istorijos, irgi buvo skirta iš esmės Vilniui, miesto istorijoms. Jis sukūrė specialų filmą, kuris vadinosi Šanghai, ir tai yra kaip pravardė būtų Šlypiškių rajonui. Ir tam rajonui, kuris vėlgi čia visai netoliese būtų kitoj pusėje upės. Ir jinai didžiąją savo dalį gyvenimo vis pirma gyveno ne Lietuvoje ir kūrė. Tai Anglijoje, Niujorke, Los Andžele paskutiniu metu. Ir visas filmas iš esmės sukurtas yra užsienio, tai yra nuo scenaristų, nuo montuotojų, nežinau, aktorių, viskas ir anglų kalboje, jis pagamintas pilnai užsienį ir iš esmės atkeliauja į Lietuvą tik pagal tokį, kaip sakyt, kvietimą sudalyvauti. Tai man pasirodė, kad tai visiškai tinkamas atvejis, kai mes galim matyti Vilnių tarsi vėlgi ne savo akimis, sudėti. Judant toliau po perimetru didžiosios salės, mes turim 2 kilimus. Čia gal to nesimato, aš nežinau, kas buvo, tai buvo paroda, ar buvo kas nors gyvai parodoje. Matėt parodą? O, gerai, kažkas gal buvo ir prieės arčiau. Tai iš esmės tai yra britų menininkas David Mapp, tai yra būtų irgi toks turbūt jau 2003 metų, bet jau suklysti su data projektas, kai David Mappas buvo pakviestas padaryti parodą ŠMC, solo parodą. Tai buvo paroda netgi pas mus toj buvusio kino salėje, dar kol jinai nebuvo pavirtus tokia juoda dėžė. Ir kas įdomu, kad David Mapp, kuris yra šiaip Goldsmith, turbūt profesorius, jisai susižavėjo būtent tą nykstančią, dingstančią modernistinę tarybinio laikotarpio architektūrą. Tai buvo jis net atskirą padaręs yra projektą ir pačiam NDG pastatui, bet buvo iš esmės išausti 3 kilimai pagal menininko padarytus brėžinius, pagal jo sumanymą išausti Lentvario gamyklai. Ir jisai tą architektūrą derino su to tokiu Arts and Crafts arba William Morrison, tą visą ornamentiką, kur tas sugrįžimų iš viduramžių į naujus laikus. Tai yra tikrai gražus, toks paprastas, sakyčiau, projektas. Jo netgi ir įdomi istorija, sakyčiau, ta prasme, kad buvo iš viso 3 objektai. Tai trečias buvo sporto rūmai, tai yra eksponuojami 3 didžiuliai kilimai padaryti.
Ir gražu tai, kad dabar šitai parodai, tarkim, vienas jau kilimas atkeliavo iš Čiurlionio dailės muziejaus kolekcijos, o kitas buvo iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus. Tai iš esmės tie kūriniai, kurie jie pavirto mūsų kolekcijos. Trečio darbo, kuris yra sporto rūmai, labai apmaudu, bet jis yra pradingęs. Sakai, po parodos, kai buvo paroda tiesiog grąžinama atgal menininkui, visi kilimai. Tai kažkur Hamburgo dokuose pasimetė tiesiog. Ir tai yra tas vienas iš tokių atvejų, kai iš tikrųjų ir buvo viskas kaip ir teisingai daryta. Ir apdraustas krovinys ir dingo. Tai menininkas buvo labai apmaudu, bet kaip sakiau, bent 2 darbai yra išlikę mūsų viešuose kolekcijose. Tai kaip matot, United Colors of Benetton, tai yra iš esmės buvo kinoteatrais būdai. Jeigu kas gerai atsimena tos laikus, tai tas Gedimino prospektai, kur Benettonas, tai buvo, jeigu aš neklystu, Vilniaus kino teatras, o kitas yra Lietuva, kurio irgi jau nebėra. Tai yra ta istorija jau atsiranda meno kūriniuose, architektūros raidos ir tą mato būtent svetimšaliai, kaip miestas keičiasi ir kaip viskas nyksta ir kai kurių dalykų jau nebesugrįžta. Jie kaip jausti tą tokią kaip ornamentiką. Šitas projektas irgi labai, sakyčiau, specifinis ir įdomus. Tai yra, kai mes kalbam apie mokymo sistemas arba besikeičiančias struktūras, tai čia mes kalbame apie tą akademinį pasaulį ir šiuo atveju tą Europos humanitarinių mokslų universitetą. Tai brazilų menininkė, kuri dalyvavo Vilniuje projekte Holiday Inn, jinai tiesiog pats projekto sumanymas, kaip ir pavadinimas jau sako Holiday Inn, tai čia ne Holiday Inn kaip viešbučio čeinas, bet Inn su viena N, tai atostogos kažkur. Tai mes tokį turėjom trikampį. ŠMC buvo sutaręs su Gasworks Londone ir su Triangle rezidencijomis Marselyje. Ir mes keitėmės menininkais. Tai yra lietuviai važiavo, tarkim, vienas važiavo Marselyje, kitas į Londoną ir atitinkamai vienas prancūzas buvo Vilniuje, kitas kitur. Ir menininkė, kuri iš Gasworks pas mus buvo atvykusi į Braziliją, kaip minėjau, Flavija Müller Medeiros, jinai susipažino su studentė viena iš EHU universiteto. Tai ta studentė, kaip jūs matote, bet Irka jos vardas, šita tokia oranžinių stimų sėdinti priekyje. Ir jie sužavėjo tą istoriją, kad EHU gali būti kaip universitetas, kaip mokymo įstaiga, tai yra Baltarusių, kaip žinot, universitetas, tremtyje, kaip čia sakyti, egzilyje egzistuoti. Nes iš esmės tas universitetas buvo įkurtas Minske. Ir aišku, jis turbūt netiko Lukašenkos režimui, jis per daug buvo liberalus ir kitaip. Ir jisai tiesiog turėjo kažkur ieškoti kitos priedangos ir kur išlikti. Ir ta prasme su Lietuvos vyriausybės pagalba jisai čia įsikūrė ir pradėjo sėkmingai vystyti veiklą. Ir jie sužavėjo, kad visas universitetas gali egzistuoti tremtyje, kaip aš sakau. Ta prasme, tai jūs kalbam apie dėstytojus, studentus, ta prasme, techninį personalą. Ir jis pagalvojo, kad reikia kaip panašiai, kaip David Mabas užfiksuoja, tarkim, architektūrą vykstančią, kad užfiksuoti tą istorinį momentą, padaryti grupinę universiteto nuotrauką. Tai skamba labai paprastai padaryti grupinę universiteto nuotrauką, bet patikėkite, yra 500 žmonių. Čia didžioji salėje tai buvo mes MDG, čia yra tik tai nuotrauka, kurį eksponuojama, bet buvo rodomas ir video su visų procesu. Aš jau čia nebevarginsiu, tai yra maždaug pusės valandos filmas. Irgi kaip, neatsimenu kiek ten tų autobusų, bet mums reikėjo tiesiog didžioji salėje tuo metu, kaip tik buvo keičiamos parodos, turėjom tuščią erdvę. Tai buvo vežami autobusai vakarop po studijų, nežinau, 8-9 valandą vakaro, kiek ten organizacijos. Tai mes gerai, kad turėjom tokią Britę savanorę pradžioje, Catherine Hamilrick, kuratorė, kuri turėjo patirties, nes jinai net dirbusi anksčiau, sakė, ir bouncerė, kaip sakė, baruose, kur ta prasme, kurie tai jinai su tuo megafonu, ta prasme, turėjo sureguliuoti, kad kokios grupės eina į vieną pusę, kas į kitą pusę. Ir vien tam, kad žmonės susadinti ir padaryti vieną kadrą, kuris patapo po to parodoje eksponuojamas kaip grupinė universiteto fotografija. Ir tas yra tikrai labai įdomu, nes tas pats EHU iš tikrųjų keičiasi. Ir mes Vasiliuje kalbėjom, tie, kas kokius palaiko ryšius ar žino, tai nebėra tas pats universitetas, kuris buvo pradžioje ir kokį vaidmenį atliko sudėjus. Sekantis menininkai, jeigu prieš tai buvo Brazilija menininkė, tai yra japonų grupė Chimpon, tokia jauna pakankamai grupė, bent jau tuo metu, kai kartu su Renata Dubinskyte mes darėm parodą ŠMC, kuri vadinasi Big in Japan, pagal tokia Alpha Wild Dailę pavadinta. Ir rodėm šalia visai tokių garsių menininkų, tokių kaip Jojo Kusama, tarkim, arba Hiraki Sava,
ir tokių tarsi visai jaunos kartos naujos menininkų. Tai čimponai yra tokie irgi nutrūktgalviai Japonijai. Aš atsimenu, kai važiavom ieškoti, kas galėtų dalyvauti vėlgi tokio grupinėje parodoje. Tai nedidelė galerija, jeigu neklystu, Ueno rajone. Toks kaip būti priemiesis Tokijo. Ir kai visuomet, kai atlieki kuratorinį tyrimą, žiūri visokius portfolio, ta prasme vartai, ką tie menininkai padarė, ką galeristai siūlo, papasakoja kažkokią temą, ko tu domiesi, kas to galėtų būti. Jūs sako, jeigu jūs ieškot kažko tokio visiškai, tokio truputį crazy japoniško, sakė, tai va yra šita Čimpon grupė. Sakau, tai ką jie tokia, ko jie keisti, ką jie daro. Tai sako, pavyzdžiui, jie gaudo, sakė, prie, nežinau, jeigu žinot, Šindžiuku yra toks gana intensyvus tokio kvartalas, tai yra, bet vakare, kai visos parduotuvės susidaro, supermarketai, tai kaip pas mus būtų kažkokios Maksimos, kitoje pusėje daug kartoninių dėžių, visko, tai jie sakė, jie gaudo žiūrkės. Ir ten vaifas daužo tas žiūrkės, jos laksto, sakau, nu ir ką? Ir tai ištraukė iš po stalo galeristą tokį kibiriuką mėlyną, plastikinį ir ten žiūrkę iškamšą tą padarytą tokią. Sakau, po to daro iškamšas tokias kaip skulptūras iš tų pagautų žiūrkę. Sakau, jo, čia gal ir įdomu, gal šiaip kažkas tikrai keisto gotikinio, nes jie tą daro. Tai Vilniuje pasiūlė tą projektą, kurie Tokijo yra pradėję daryti. Jis vadinasi Black of Death, pasimė tokia kaip mirties juduma. Tokia su aliuzijom į kokį nors klasiką, kokį Hitchcocką ar dar kažką paukščius. Tai jie šitą projektą pradėjo Tokijoje daryti ir man buvo įdomu parodoj projektai, kad sąsajos tarkim Vilniaus ir Tokijo kaip tęstinis projektas. Jis nėra specialiai sugalvotas Vilniui. Tai jūs matote, kad yra darytas Tokijoje. Techniškai tai yra taip daroma. Tiesiog paimama varnos iškamša, kaip tam tikras ženklas, simbolis. Jie leidžia per garsiakalbį varnos kranksėjimą ar važiuoja su motoroleriu ir tai sukviečia kitas varnas, suburiaburius didžiulius. Ir tada tų varnų būriai skraido virš tavęs ir visą tai vyksta. Tai kaip matote, čia yra Vilniaus fragmentas, kuris galbūt taip nesigavo efektingai Vilniuje, kad niekad nepakartosi, kaip sakyt, kažko labai super pavykusio, bet MDG mes rodėm, ta prasme, kaip tam tikrą švieslenčių seriją, ta prasme, prasideda turbūt nuo Tokijo ir po to perauga sklandžiai į mums atpažįstamus vaizdus. Tai Čimpon dabar jau, kadangi jie rodėsi irgi 2009 metais, tai šią dieną jie yra tokia pakankamai jau įsitvirtinę meno scenoje žinoma grupė, nes aš neseniai mačiau kažkokį postą turbūt Liuben Art Fondo, ta prasme, kurie gyrėsi, kad jie įsigijo Čimpon kūrinį, kad tai yra garsus japonų menininkai, Lietuvoje nežinomi, aš taip neturėjau ten progos sureaguoti, kad jie ne tai, kad nežinomi ir rodė, tai yra kažkaip gyvenę ir darė. Bet smagu, pasme, kad tai vyksta. Na ir vienas iš tokių emblematinių parodos projektų, tai yra, aš jau rodžiau, šitą tiksliau Julija panaudojo šitą kaip užsklandai, kaip aš sakiau. Tai yra Pierre Bismuth ir Jonathan Monk bendradarbiavimas britų menininko ir belgų. Ir kaip matote, didžioji salėje, ta prasme šitą Lietuvos viešbučio atvirutę ir aš atsiminęs Pierre Bismutho sumanimą, kai jisai lankėsi Vilniuje ir iš tikrųjų jie atvyko į Vilnių su tom savo žiemą, pas mus, sakau, šalta, iš tikrųjų ir tas pastatas mažai šildomas ŠMC, bet jie atėjo su tom kepurėm ir toks, tarsi jie bandė kažkaip prisiderinti, pataikyti, kaip jau čia atvyko, atrodės jau taip jau pranyks minioje, bet atrodė kaip tikri užsieniečiai, vien dėl tų kepurių tokių kvailų. Kai sakiau, tai aš kažkaip pats dariau tą fotkę ir taip po šiandienai vis laiką atsimenu ją. Klausiau Jonathan, sakiau, iš kur jis traukė tas kvailas kepurės, taip liūdėjai. Bet jie taip norėjo ištirti. Bet įdomumas iš to ir to užsieniečio matymo ir tyrimo, tai jie aišku ir veikia kaip tam tikri ir turistai tam mieste. Tai turistai visuomet mieste būdami prie bet kokio kiosko, ar tenais, nežinau, šios vartus laiką, tai yra stoveliai su atvirukais parduodami, kaip žinote. Ir atvirukai, kaip tokie miestai kaip Vilnius, kaip žinia, dažniausiai būna su baroku, su sena architektūra, bet kaip seniau tokie dar būdavo rinkiniai parduodami, tai jie iš seno ta inercija išliko, iš tarybinių laikų peraugo į nepriklausomybės laikus, būdavo kokį nors rinkinį Vilniaus atvirukų maišoma ir koks nors vienas naujosios architektūros pavyzdys. 2000 metais dar daug tos naujosios architektūros tokios nebuvo. Tai buvo tas Lietuvos viešbutis, kuris dabar vadinasi turbūt Radisson Blu, kitoj pusėje. Ir Pierre Bismuthas, čia mes išleidom kaip atviruką, kaip kvietimą į solo parodą, bet sugalvojo, kad reikia nusifotografuoti prie to Lietuvos viešbučio. Fainas tas Pierre Bismutho buvo sureagavimas į mano kvietimą svetimšalio žvilgsnį. Sakau, tai yra tokia retrospektyva, kur mes bandom apžvelgti vėlgi, kaip užsieniečiai herojiškai dalyvavo, matė
mūsų tam viešam gyvenime, vadinkim, dalyvavo. Tai tiesiog įsivaizduoju, kad iš viso to projekto, kurį buvo visai tokia nemenka paroda, ŠMC didžioji salėje buvo gabalas, labai konceptuali paroda, aš atsimenu, tikrai turėjau vargo kokiam nors ten Jungtinės karalystės ambasadoriui paaiškinti jų kūrinius, nes jie labai taip lakoniškai komentuoja tai, ką jie sugalvoja, ką jie daro, sudėta, bet kaip atgarsis iš tos parodos, mažas atvirukas patapo didžiulių atspaudų NDG parodoje. Tai man atrodė, kad yra tikrai labai sėkmingas ir smagus sumanymas. Pats Pierre Bismutas buvo atvykęs balandžio mėnesį atidarymą su savo jau sūnum. Irgi maloniai fotkinosi. Pierre Bismutas dar tuo pačiu yra šiuo metu žinomas ir kaip vienas iš tų nedaugelio vizualio pasaulio menininkų, kuris yra Oscarą gavęs tikrą Hollywoode, tą prasme už scenarijų Eternal Sunshine filmų. Ir toliau mes judam, jeigu taip pat matosi čia geriau salėje, prie šito mažo kampučio atveria kai kurie projektai, kurie buvo kaip svarbus ŠMC ypač veikloje, kaip įdomios sprendimai arba intervencijos, vadinkime, menės, jie nebūtinai pavirto kažkokiu tą prasme dalyku, kurį galėjo tai parodyti, tai lengvai. Tai šiuo atveju mes kalbam apie Daniel Boškov, bulgarų kilmės menininką, kuris gyvena Niujorke, jau kokį turbūt kelis dešimtmečius. Tai yra toks Niujorko meno scenos dalyvis ir kai mes su Raimondu Malašausku rengiam parodą, kurie vadinasi 24/7, 24/7 Vilnius Nuevo York, tokia kaip ir būtų Vilnius ir Niujorko meno scenos perkėlimas, tai Daniel Boškovas šalia kito kūrinio, kuris buvo susijęs su jo kvepalais ir buvo tokia vieša akcija mieste, kad boikotuokite Danielio Boškovo kvepalus. Tai aišku, keistai skamba, nes nieks to Danielio Boškovo negirdėjęs ir jo labiau jo kvepalų, bet jau čia buvo pasirodus kaip vieša akcija, kad boikotuokite, nepirkite, kad tai yra. Bet kitas jo kūrinys, kuris tikrai labiau būtų tiesiogiai labiau susijęs su Vilnium, tai buvo tiesiog išleistas ir bukletukas. Tai buvo viena iš tokių akcijų parodoj, veiksmų, kai kviečiami žmonės į greičiausią ekskursiją po Vilniaus miestą. Tai ta ekskursija, jeigu aš neklystu, truko 25 ar 30 minučių. Ir per tai pamatai kelis šimtus Vilniaus istorijos raidos metų. Tai kaip matote, kaip ta ekskursija vyko. Tiesiog būdavo skelbiami laikai ir prie ŠMC centrinio įėjimo susirenka žmonės, pats Danielis Boškovas laukia ir vis pasisveikina su visais, prisistato trumpai ir sako, padarom šiek tiek pratimų, pasimankštinam ir bėgam. Ir bėgom, ta prasme, per miestą. Ir nesvarbu, ten būdavo kokį turistų, prisiminiau, kad ten net tokių buvo su egzotiškų turistų, mačiau kažkokie keli japonai, ten bėgo, ta prasme, bėga taip aukštyn link Aušros vartų, ta prasme, jį bėga kaip vienuolyno kiemas, taigi pasako keliais sakiniais esmę ir bėga toliau. Aišku, visas tas kūrinys jis įdomus tuo prasme, kaip užsieniečio suvokimas, kaip ta vartotojiška visuomenė, vadinkim, kaip yra elgiamasi su to mažom šalim, taip prasme, su turizmu. Nes jūs, kaip žinot, ta prasme yra, net ir internete turbūt keliaujant susiduria su tam tikrom puslapiais, kurie siūlo, ką tu gali nuveikti kokiam, pavyzdžiui, nežinau, Barcelonoje per 3 dienas, ne? Arba per 1 dieną, jeigu neturi laiko. Tai jeigu pastebėtume, tai yra keliaujant į Baltijos šalis, yra ta prasme koks nors 3 dienų turas per Baltijos šalis. Tai kodėl negali būti per Vilnius visą istoriją per 30 minučių. Tai va čia visas, kaip matote, yra rodau supelėte maršrutas, kiek čia mes apibėgam per tą laiką. Ir the fastest tour of old Vilnius, jo, 35 minutės, teisingai matau. 700 metų per 335 minutės. Tai parodoj tai buvo rodomas kaip tam tikras slideshow, ta prasme, bet iš tikrųjų, tai, sakyčiau, tikrai labai taiklus ir išvalgus kūrinys, nes tai buvo 2003 metai, jeigu aš neklystu, tai tos tendencijos jos tikrai tik toliau vystėsi. Šis darbas turbūt anksčiausias yra chronologiškai Nacionalinėje galerijoje pristatomos parodos. Tai yra Barbara Fischer, holandų menininkė, ir tai vadinasi Giminės projektas. Ir turbūt vienas irgi iš tokių, kaip sakyti, ypač olandų menininkės, kuri šiuo metu tokia jau visai irgi žinoma įsitvirtinusi menininkė, jau irgi tokia būtų kaip profesorė, jau. Bet tai yra jos jau jaunystės kūrinys, tai mes kalbame apie 95 metus, kai jinai buvo pakviesta į parodą, kurią aš kuravau kartu su tokiu Gaston Terhornu. Pakviesta į Vilnių
paroda vadinosi Naujasis balansas, 12 Nyderlandų menininkų. Ir vėlgi menininkams buvo siūloma sukurti specialius kūrinius, ta prasme, vietoje Lietuvoje. Tai jinai sakė, aš kažkokio kūrinio neįsivaizduoju, kad ten kažkokia daryti instaliacija, dar kažkas sakė, aš noriu būti kino žvaigždė. Mes sakėm, ar gali, gerai. Ir tuo metu buvo kaip tik tas laikotarpis, čia mes kalbam visiškai po nepriklausomybės keli metai, kai tie pirmieji pasirodė tie serialai, vadinkim, tai buvo Giminės toks serialas. Jis gan ilgai turbūt egzistavo, aš įsivaizduoju, daug ten tęsinių buvo, bet su to Giminių serialu tiesiog su jo produceriais, su ta kūrybinė komanda mums kažkaip pavyko gana nesunkiai susitarti, kad sakė, mes turime olandų menininkę ir jinai nori būti aktorė lietuviškam seriale, kine. Ir jie pakeitė scenarijų, gana greitai modeliavo ir čia jūs matote yra tas Giminių medis ant sienos eksponuojamas Vandaga. Tai jinai greitai patapo žmona kažkokio lietuvio gydytojo, kurią jisai pasitinka Vilniaus oro uoste, Flylala, atskrenda Lietuvos avialinijos, jisai su gėlėm pasitinka ir viskas filmuojama. Ir buvo tie epizodai, vadinkim, tos atskiros serijos, kuriuose Barbara Fischer jau dalyvavo kaip kino aktorė, jie buvo rodomi ŠMC per Olandų parodą. Ir tai buvo rodomi epizodai, kurie rodo ateitį to serialo, nes serialas turi savo ta prasme, savo ritmą, savo grafiką. Ir mes kalbam su Barbara Fischer, kad jau šitam kūriniui tuoj bus 30 metų, tai bus galima gal kažkokią remake padaryti, nežinau, kaip būna ten susitinka. Kiti seniai būna filmo po 20 metų, po 30, tai man įdomu, kaip Bagdzevičius tai pažiūrėtų. Sugrįžtų. Bet čia yra, vėlgi, visą tai linksmai pasakojant, bet aš noriu, kad suvoktumėt, kad mes, kai kalbam apie 95 ir kai aš kalbėjau apie tos Wild East, vadinkim, kad tai yra iš tikrųjų, tai buvo iš tikrųjų neįtikėtinių galimybių metas, nes buvo labai visuomenė dar tik tai kūrėsi tam tikros normos ir taisyklės. Tai netgi ir ŠMC iš principo mes darėm daug dalykų, kurių turbūt šiandien jau nebegalėtume daryti, dėl to, kad visuomenė yra daug labiau reglamentuota, daug labiau taisyklių ir panašiai. Tai aš kaip pavyzdį sakau, pavyzdžiui, mes 2005 metais turėjom tokią Baltijos trienalę BMW su juodosiomis rinkomis ir po to darėm jos kaip ir tęsinį Londono ICA, Šiuolaikinio meno institute. Ir vienas iš sumanimų buvo, kuris ŠMC tuo metu būtų visiškai normalus ir lengvai gyvendinamas ir tai būtų tokia kaip ir įprasta vos ne praktika, kad mes kviečiam, darom vakarienę, menininkai gamina maistą, kartu publika žiūri, toks vyksta kaip ir performances ir panašiai. Tai mes tą patį norėjom daryti Londone ir su Raimundu Malašausku, atsimenu, tuometinis ICA direktorius Ian Hoffmanas prie manęs prieina, sako, Kęstutis, sakė, mes turim problemą, sako, mes negalim public institution, kaip čia viešoji įstaigoje, naudoti peilių. Čia, ką tai reiškia negalim peilinos, kaip mes galim be peilių daryti vakarienę. Tai va tokie dalykai, kurie tik palaipsniui jau pradėjau suvokti, keliaudamas ir matydamas, ant kiek mes turėjom daug laisvių ir galimybių, tai pasime viską daryti, kas šauna į vos ne galvą. Ir kartais politikams irgi atrodo, kad šiuolaikinis menas kažkoks yra dalykas, kuris ten jie kažką tai tokio daro, bet kartais tu galėdavai atsakyti, kad taip ir turėtų būti, bet iš tikrųjų niekas to negali patikrinti, nes tu pats kuri tos normas, ta prasme, arba ribas to meno netgi nubrėžinėjai. Tai šiuo atveju tas pavyzdys jis irgi yra pakankamai iškalbingas, kad jį galima bet kokią svajonę įgyvendinti. Tai mes, tarkim, turėjom po to, dar aš peršoksiu dar vieną kūrinį, tarkim, Kristian Jankovski kūrinys, kuris irgi 2001 metų, jeigu nekristų buvo, tai yra labai garsus šiuo metu vokiečių menininkas, kuris, kai pakviestas į Baltijos trienalę tą pačią traukos centras, jisai sakė, aš norėčiau kažką padaryti su jūsų prezidentu, jeigu galima valstybės, tai interviu, tarkim. Tai ne taip paprasta padaryti interviu su prezidentu, ypač, nežinau, Lietuvoje mes tai padarėm, su Adamkum, ta prasme, tai nebuvo tiesioginis interviu, bet aš spėjau, kad jisai pateikė klausimus per kažkokį jo patarėją, tarkim, kultūrai, gavo atsakymus ir mes juos visai legitimuotai, ta prasme, naudojo Jankovskis kaip medžiaga ir jau, kaip matot, atsakymai pavirto į tokį vos ne diskotekinį formatą su šviečiančiais užrašais, kurie eina į kino salę ir iš tavęs skraido prezidento mintis arba pamąstymai apie kultūros, meno, politikos ryšį. Tai čia matot, netgi galingiausia pasaulio, ta prasme, valstybės ekonomika negali užtikrinti talentų atsiradimą. Tai tokia kaip ir
frazės. Tai aš kalbu apie tai, kad įsivaizduokit panašų menininko norą, ta prasme, kur nors nežinau, tarkim, Lietuva dabar turės savo kultūros sezoną Prancūzijoje, ne, kitais metais. Ir norim, tarkim, kokią gerą menininkę Anastasiją Sosunovą arba, nežinau, koks Saugustas Serapinas padaryti interviu su Makronu. Aš taip nesakyčiau, kad iš karto meno institucija, kuri priimins arba organizuos, puls tai daryti. Mes tai darėm ir didžiąją dalimis tai pavykdavo, dėl to, kad sakau, kad visą laiką tiems kažką pradedantiesiems, ta prasme, yra visą laiką galimybės visai. Tai paskutinis turbūt jau taip apėjus visą perimetrą, visą salę ratu, projektas tai buvo Flash baras, taip vadinamas. Tai yra Miriam Wirtz, šveicarų menininkė, kuri skirtingai nuo kitų menininkų, kurie buvo atvykę trumpam į Vilnių arba sugrįždavo su projektais. Jinai ilgą laiką gyveno, Lietuvoje turėjo savo jau sukūrus naują gyvenimą. Ir jinai veikia turbūt kaip tokia renginių iniciatorė ir kartu su Augustinu Beinuravičium, su kitų menininkų, jie buvo pradėję tokį ciklą daryti tų flash barų, kurie atsiranda vienam vakarui ir dingsta. Tai skirtingose vietose, čia jūs matote taksi, turbūt tą parką taip vadinamą, kur dabar vėlgi turbūt sugrįžo į žmonių žinojimą kartu su Sanansi, su opera lietuviška, tai tiesiog pačių lokacijų parinkimas ir vėlgi tas, tik tai turbūt užsieniečiai galėtų taip išvelgti tas vietas, kur gali įvykti meno renginiai. Tai sumanimai labai paprasti, tiesiog baras atsiranda kažkokia muzika, sukviečiami žmonės ir susirenka. Aš pats nekartą esu dalyvavęs viename ir kitame kokiam nors flash bare, tai buvo arba kokia nors laiptiniai, meno profsąjungų rūmuose, kurių vėlgi, kaip matote, nėra. Žalgirio stadione, kuris dingęs. Mes netgi, kai darėm Kauno ir Vilniaus parodą, Julija dar turbūt pamenė, turbūt buvom padarę funikulierių, aš jeigu neklystu, važinėjančiam į Žaliakalnį, į kalną sudėtą. Tai šitas projektas iš tikrųjų tuo metu atrodė kaip tokia normalus procesų toks frinžas, pakraščiai, tarp to oficialaus meno gyvenimo. Mes matome kažkokias visiškai neinstitucinės menininkų iniciatyvas, kurios yra istoriškai dabar žiūrint iš tikrųjų svarbios ir įdomios. Ir čia jūs matot paskutinę vieną iš paskutinių flash barų, tai buvo taip ironiškai, kad buvo po tą perėję požeminę prie Nacionalinės dailės galerijos surengtas. O paroda, kaip sakiau, Svetimšalio žvilgsnis į Vilnių kaip tik ir buvo Nacionaliniai galerijai. Dar kalbant apie Svetimšalio žvilgsnį ir jau nebekalbant vien tik tai apie Vilnių, šitas irgi buvo pakankamai įdomus projektas, tai buvo populizmo paroda, tarptautinė didžiulė paroda, kuri vyko tarp 4 institucijų, buvo Frankfurto Kunstvereino, Oslo šiuolaikinio meno muziejaus ir Stedliko muziejaus Amsterdame ir ŠMC. Ir buvo panašus projektai įgyvendinami skirtingose šalise, netgi paraleliai, kai tos parodos vyko. Tai tarkim, kairėjus matote lankytojų skaičius, tai yra toks kaip tablo ant įėjimo į meno centrą, kuris gyvai rodo skaitliuką, kiek lankytojų apsilankė. Tai yra danų grupės Superflex projektas. Toks visiškai, jeigu pasižiūrėtum, toks visiškai orveliškas dalykas, kai tokios kontrolės visuomenės ir panašiai atvejais, kai būtų, kai ant muziejų steigiami skaitliukai, įsivaizduokite, jeigu ant visų meno institucijų būtų, pavyzdžiui, ant teatrų, ant bet ko. Ant muziejų, ta prasme. Ir aš tą pats patyriau savo kailiu, atsimenu, aš tuo metu buvau Paryžiuje, kai ta paroda vyko ir tuo metu buvo ir tuometinis kultūros ministras. Ir mes kažką ten štektelėm, sakau, jūs turite neapsilankyti populizmo parodoje, nes tai yra, įdomu, kaip politikui, tai populizmas kaip tema, sakau, sudėta reikia, sakau, nes jinai ir šiaip labai populiari lankytojų prasme, sakau, jau daug apsilankė, jau sakau, jau gal kokie 100 000 lankytojų, sakau, per pirmą savaitę praėjo. Sakė, sakė, aš jau pro šalį mačiau, buvo 1500 dar tik prieš išvažiuojant. Tai tik įrodo, kad tai veikia, su tokie dalykai politikams. Ir jokingiausia, kad šalia irgi tai, ką jūs matote, ta eilė prieimo, ko jūs turbūt dažnai nematote prieš MAC eilės. Tai irgi yra performances, tai yra slovakų menininko Jan Ondako kūrinys, taip ir vadinasi eilė. Tai yra visi tie žmonės, kurie stovi eilėje, jie gauna iš projekto organizatorių, tai iš MAC nedidelį atlygį už tai, kad palaikytų tą sensacijos tokį įspūdį.
kad yra eilė prieimo visą laiką. Jie įsividų visą laiką, taip nebūtinai tiek buvo daug žmonių. Tai vėlgi, čia yra tie užsieniečių projektai, kurie aš manau, kad visai verta minėti, nes jie turi labai specialų tą žvilgsnį ir santykį su aplinka. Ir paskutinė skaidrė mano toj prezentacijoje tai yra kūrinys britų menininkės Alison Jackson, menininkė, kuri yra žinoma dėl darbo su taip vadinamu su garsenybėmis, celebrities. Išleis yra ne vienas, turbūt net koks nors Tašinas, spėjo, yra išleidęs jos ten knygų. Kaip leidykla, ir jinai, aišku, dažniausiai naudoja fotografijų tos, vadinkim, panašius žmonės, nežinau, kaip čia lietuviškai būtų, lookalikes, kaip čia, nedviniai nuo žmonės, kurie tiesiog jo gali tave būti kažką panašus, garsenybės. Antrininkai, žodį pamiršau, ačiū, man kaip teisingai, tai dirba su antrininkais, bet dažniausiai fotografija, bet tai yra padariusi ir skulptūrą, tai čia atveju yra ta vaškinė skulptūra Amerikos prezidento Busho, kaip jūs matote, ir čia buvo paroda, vėlgi toj pačioj miesto istorijų parodoj, čia Bušas tiesiog skaityklai kubiką sukioja, čia toks pavargęs šiek tiek po dienos darbų, čia toks kaip kūrinys, toks intervencija, provokacija. Jis atsirado dėl to, kad turbūt aš kai rinkausi kūrinius parodai, ne dėl to, kad tai yra ta pasmelis ant Jackson, arba netgi dėl to, bet būtent dėl to, kad Bušas dar visai prieš tą parodą netaip senai lankėsi Vilniuje ir pasakė savo tą garsiąją kalbą, kad kas jau taps Lietuvos priešu, tai bus ir Amerikos priešu. Už tai net ir lentelė atsirado ant rotušės sienos. Ir aš pagalvojau, visai smagu, kai taip visai perskaitai tokią lentelę ant rotušės sienos, užsuki šamas ir žiūri, oho, kas čia sėdi. Bet inercija yra tokia įdomi, kad aš, kol ta paroda vyko, jinai buvo gal porą mėnesių pas mus, tai net tiek daug žmonių susijaudindavo, nes kai kas tiesiog įpratę, inerciškai dirbo ir tai net nepasižiūri, kad šalia kažkas matyto sėdi, kai kas, aišku, suprasdavo, kad tai yra parodos dalis ir panašiai. Tai George Bushas su Rubiku kubiku po darbų. Tai ties to aš turbūt baigiu savo tą ekskursiją po parodą. Turbūt ne viskas tikrai yra papasakota, nes apimtis daug yra didesnė ir tų kūrinių buvo daugiau, iš ko, kai mes kalbėjom, iš ko galima rinktis. Kaip matote, iš tikrųjų didžioji dalis tai yra ŠMC pristatomo projektų, tai yra mano arčiausia ir žinomiausia, bet kažkas yra vienas kitas intarpas ir ne mūsų visai produkcijos, ypač jeigu kalbant apie Miriam ir panašiai. Tai tiek tada ir su malonumu atsakysiu klausimus, tikrai nesidrovėkit, galit klausti tiek iš techninės, tiek iš politinės, bet kokios pusės, bet kokios perspektyvos. Ar turėsim klausimų? Gerai, ačiū Kęstuti, norėjau paklausti, kiek teko susidurti su užsieniečių stereotipais, žvelgiant į Vilnių, į Lietuvą apskritai, be šitų lapinių kepurių, ko dar būta? Kaip galėtumėte įvertinti, kiek jų galvose, kai atvykstant čia? Nedaug, aš pasakyčiau, dėl to, kad menininkai savaime yra tokia rūšis žmonių, kurie jau save pozicionuoja kitaip, jie šiaip vengia bet kokios yra kartotinio arba stereotipiškas sudėjus. Tai aš to ne, aš sakyčiau, yra elgesio stereotipų tam tikrų, kurie, kartais net ir stebindavo, tarkim, atsidaro ŠMC, kaip žinote, tokia architektūra ir salių parodinių, kad mes kartais paraleliai kelias parodas paleisdavom. Dėl to, kad atsidaro paroda viena didžioji salė, kita šiaurinė, kita pietinė. Ir kartais jau po visų to atidarimų, tarkim, būna vakarienė, ilgas stalas su menininku daug. Ir tie menininkai susitinka vienai su kitais ir aišku, mes... Ir man tai būdavo kartais smalsu pašnekinti, paklausti vieną menininką, jis galvoja apie kitą menininko parodą šalia būtų. Ir jie ten skoja savaitę renginėjo parodą, kabino, jaudinausi ten, tais pačiais technikais. Ir taip, jis sako, nespėjau, bet aš galvoju, gal rytoj dar nuveiksiu pažiūrėti, parodos pamatyti. Ar negaliu niekos nemačiau parodos kaimininės. Sakau, kad ar rytoj ryte. Tai tokių yra dalykų, kartais kalbant apie menininkų, aišku, jie labai susikoncentravęs laiką dirba su savo projektais, bet tokio žingeidumo yra tiesiog žmonių rūšis, kurie tą iš prigimties tai turi, visuomet viskuo domisi, bet menininkai kartais būna labai susifokusavę į savo projektus. Tai čia tokio, tai turbūt nėra atsakymas į klausimą, bet jeigu kalbėti apie kepures, tai aš gal tokio iš karto to nepasakyčiau, nes tai yra santykis su šalimi, be abejo, jis yra
nuo mūsų labai daug priklausė, ta prasme, ką tie žmonės pamatė ir kaip patyrė. Kai mes kalbame apie kokius 95 metus ir Barbara Fischer, aš atsimenu pats pasitikinėjau oro uoste menininkus, tuo metu turbūt ŠMC turėjo kažkokį tokį nuomojamą automobilį, pakankamai tokį sportišką, galingą Alfa Romeo turėjom tokią mašiną. Ir tie užsieniečiai, kurie sėdė jau gale ir jie išvažiuojam, kažkokie buvo švyturėliai policijos už mūsų ten sumirgėjo, kad kažkas ten taip ir, o man pasinorėjo sakyti, kad čia juokas, ką čia spaudė ant greičio pedalų ir ten niekas nepagausiu. Tai čia žinot, ką jie gali galvoti apie tokią šalį. Aš dabar kaip atsimenu, tai man tiesiog ir juokas ir graudu, ta prasme, tikrai keista, bet tai aš turiu meni, kad tas laikas iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie patirtis arba tam tikrus, ta prasme, įvykius, tai jo, iš tikrųjų visko buvo daug. Ta prasme, bet nepamirškime, kad mes kalbame apie tos, iš tikrųjų tokius pusiau besiformuojančią tą visuomenę, kur tai tas pats ŠMC, vadinkim, kaip ta pati netgi pirmoji kavinė, kur Geležinio vilko, tai ten buvo tokia, kur buvo nevaldomi procesai, tai kūrėsi ekonominiai dalykai, ta prasme, ir ten, atsimenu, garsių veidų, tokių ten, kokių tik neteidavo žmonių, ten mes nusidėjo. Anaiptol ne meninė kavinė buvo kurį laiką, kol galia pavyko viskas, kol nusistovėjo tie vandenys ir viskas įgavo kažką normalesnę tekmę, ir labiau civilizuota ta prasme. Tai visa tai vyko tokiam fone, kaip sakyt, labai stiprių pokyčių. Rengiant šitą parodą buvo labai daug visko peržiūrėti, ar ne? Ten projektų įvairiausių, su Vilnium susijusių ir turbūt ne tik su juo. Noriu paklausti, ar kas nors, čia kai kurie kūriniai, kuriuos šiandien pristatėt, buvo tikrai tokie gal vizionieriški, pavadinkim, ar ne, arba atvirkščiai dabar visai kitaip žiūrisi šiandienos ten politinių, sakykime, įvyko kontekste, bet ar buvo kokių nors atradimų, kur jūs pagalvojat, o kaip jie sugalvojo va taip į tą miestą pažiūrėti? Ta prasme, ko jūs gyvendamas čia visai nepagalvotumėt, kad vat, toks žiūros kampas ar toks, nežinau, dalykas gali iš viską nors sudominti. Ar ypatingai menininkai. Julija, aš manau, kad čia būtent tai ir buvo spirties taškas darant šitą parodą. Iš esmės, tai kiekvienas kūrinys, aš dėl to gal tiek negalėjau gilintis, bet aš tiesiog bandžiau surasti tam tikras santykį arba ryšį tarp tų kūrinių, kai mes kalbam, sakiau, ar ten David Mabo požiūrį architektūrą, tai ar tiesiog į gyvą organizmą kaip mokymo įstaigą sudėjus, tai tas ir buvo turbūt svarbu, nes mes patys daug ko gyvendami nesuvokiam, arba tik tai galėtume tai pamatyti iš laiko perspektyvos sudėję. Tai tų menininkų įžvalgos tokios ir buvo. Aš atsimenu tų pačių Olandų menininkų nusivylimą, tarkim, kai kurie atvykę menininkai, ypač jeigu susidraugauja ir suranda tam tikrą sociumo aplinką, kai kurie iki šiol palaiko ryšį, bet tarkim, menininkai, kurie buvo atvykę 95-6 metais į Naujo Balanso parodą ir po to atvyko po 6-7 metų vėliau, jie buvo nusivylę, nes tuo metu dar buvo išlaikęs Tupaksas miesto meras ir tas vyko labai intensyvus fasadų dažymas, ta prasme, toks visas tokia Disneylandizacija, ta prasme, sudėta miestą. Ir jiems sakė, kaip suniokotas, kaip subjaurotas miestas, nebeliko to romantiško, gražaus, ta prasme, tikro Vilniaus, kokį mes dabar, kur mes Venecijoje nuvažiavę matom, mesgi nematom tų šviežių ten oranžinių, ten nežinau, žuvų, ten tų visų išdažytų dalykų. Tai šitas, pavyzdžiui, pastebėjimas, aš turiu prisipažinti, irgi taip, žinai, iš karto įtikinu, turi pagalvoti ir tada tau padeda suvokti. Nes mes tuo metu gyvenom tokiam džiugesi, kad bet koks ekonominė gebėjimo gestas jis buvo iš karto pozityviai priimamas, kad oi, kaip gerai mes atsinaujinam, mes galim savo tai kažką tokio daryti, sudėję. Bet toks žvilgsnis iš šono, jis tai tarsi pristabdo ir verčia pagalvoti dar kartą ir tapsime taip reflektyviai visą tai priimti. Tai tas yra tikrai turbūt naudinga. Bet aš pagalvosiu apie tavo klausimą, jeigu dar kažką nesitiksim, gal dar kokios pats. Ar turim pastidžių? Iš perspektyvos žvelgiant, ar yra kažkokia paroda, ar gal projektas, kur net kartais naktį susisapnuoja ir galvoja viešpatie, nekartočiau niekada, per daug energijos ar dar kažko, kažkoks toks regret, ar kaip čia pasakius, ar visą laiką toks iš laiko perspektyvos taip ramiau galima apie tai spręsti ir tokį pabėjojimą, pakvestionavimą.
gal kažką kitaip. Daug yra kūrinių, čia nepristatytų, ta prasme, kurių tiesiog visiškai būtų turbūt iš fantastikos srities, jeigu bandytum šiais laikais įgyvendinti. Iš ta prasme, tai taip lengva būtų atsakyti. Ar kažko nekartočiau, tai turbūt ne, aš taip nelinkęs. Manau, kad viskas, tai kas buvo įgyvendinta savo laiku, tai turėjo prasme ir taip ir įvyko. Mes, kadangi šiuo metu bandom skaitmenizuoti savo archyvą ir video, kurį turim, ta prasme, daug tų parodų projektų buvo tiesiog filmuoti, tai tas pats naujasis balansas, Olandų paroda, tai jinai iš tikrųjų turėjo tokį kūrinį Kiaukė Claire Bezem, Paul Perry, dviejų menininkų, kur buvo didžioji salė toks padarytas aptvaras nedidelis, ten kažkiek šieno dar įdėta ir toks biblinis siužetas įgyvendintas, kai įleistas į jį ėriukas, avinėlis ir liūtukas, pasmedu gyvi gyvūnai. Tai mes tą liūtuką skolinomės iš zoologijos sodo, aš atsimenu, ir ten kažkaip visai ir pramoga buvo, ir ten ir darbuotojams, ir ten maitino, ir pinuko, ir panašiai. Ta idilė sugalvota menininkus taip lengvai nesuveikė, dėl to, kad tas liūtukas jis buvo kokių 3 mėnesių, man atrodo. Jis vis tiek jau turėjo tos įgimtinius instinktus, jis tą avinuką ten suletina, ten bandydavo nuskriausti ir teko ne jos palikti tam aptvare, bet įkelti merginą techninę prižiūrėtoją, kuri jos glostytų, skirtų ir tai kažkaip prižiūrėtų. Aš tiesiog šiais laikais nebesimčiau tokių, drąsos neužtektų tokį projektą pabandyti gyvendinti. Dėl visokiausių, jau nekalbu ten gyvūnų apsaugos ir naujos įstatymų, ir šiaip jau nemanau, kad zoologijos sodas skolintų liūtuką parodai, kad pažaiskite arba lankite jam sudėti. Tai tokių yra dalykų, kaip aš sakiau, čia grįžtam vėl į tą galimybių laiką, kuris turbūt jau tikėtina, kad praėjęs. Tai ta prasme tiesiog yra nauji iššūkiai, visai kitaip tą gyvenimą formatuoji, priimi ir planuoji. Tai tikrai laiko gal neatsuksi. Yra jums menininkų, kurie buvo specialiai čia atvykę kurti kūrinių apie Vilnių, ar yra jums parodę kokią nors vietą Vilniui, kurio jūs iki tol niekada nebuvo? Arba nežinojot, kad tokia yra, pavyzdžiui. Dažniau mes jiems rodom tas vietas, kurias verta parodyti sudėta, bet aš nežinau, kiek jūs matėt tą skaidrę, kur buvo su Lietuvos viešbučiu, tarkim, ne? Čia tas, kur buvo paveiksliukas, tai visiškai, aš nežinau, iš kur mes ištraukėm tą vaizdą, nes jis, kai aš su Pierre Bismutu šnekėjau telefonu, mes stebėjomės, iš kur mes įgavom, nes atrodo visiškai laukinė, kaip sakyti, aplinka, aš to čia surasiu tas patvirukas. Nes čia tikrai net ne tas laikas, net 2000-ieji, nes dabar aš Pierre Bismutui nusinčiau, kaip atrodo prieš parodą, dar prieš naujam atvykstant, aš jam nusinčiau tą dabartinį vaizdą. Tai čia dabartinis vaizdas, jūs žino, toks yra kaip Pudongas, ta prasme Šanchajų kvartalas, kur jau ten nugraiž. O čia toks visiškai užaugęs, Sovietmečio, jeigu neklystu, čia gali būti iš Vilniaus kažkurio tai albumo, ten vieno pirmųjų, kuris jau buvo spalvotas toks ir, nežinau, gal kokios Sutkaus, bijau pameluoti. Tai va čia parodimas laikė, taip retrospektyviai, bet čia toks, sakyčiau, kampas, kur man vyrai. Net aš, kai jau kilnoji daiktas, jau praėjus 20 km metam po to projekto, aš galvoju, Dieve, ar galėjo taip atrodyti, tas Lietuvos viešbutis, tuo metu sakė, ne, Pieras sakė, čia mes suradom kitą vaizdelį atidarimo pakvietimui pakviesti. Nes tada ta nuotrauka, kuris jau pats fotografuojas, tai jau yra šita iš tikrųjų. Tai Vilnius 2001, kai jis lankėsi, toks yra, skiriasi šiek tiek. Daug menijos tikrai mažiau. Dabar anot Piero labai gaila, kad sugadino Lietuvos tą viešbutį, nes iš tikrųjų užkėlė, jeigu žinot, ant viršaus, ten dar kažkokį gabalą bloką tos architektūros, kuri yra pakankamai tokia graži, elegantiška, to laikotarpio architektūra. Tai ten dar kartą prie tos ankstesnės nuotraukos grįžtant, tai iš tikrųjų ten yra iš tų laikų, kai buvo pradėtas įgyvendinti tas Neries dešiniojo kranto urbanizacija ir ten dar aplinkui nieko beveik nebuvo, tokie statybų šabakštynai. Tai jeigu tikrai nėra klausimų, tai ačiū visiems šiandien čia susirinkusiam ir taip, turėsime netrukus vaizdo įrašą, dalinkitės, skleiskit žinią ir žiūrėkit toliau į Vilnių. Ačiū visiems. Ačiū.